Sveiki atradę mano video dienoraštį, kuriame aš dalinuosi savo kelionėmis, žygiais ir kitais nuotykiais. Kai nekeliauju, mėgstu žygiuoti. Esu įamžinusi 4 man svarbius žygius, tačiau kelionėse kojomis taip pat susukame nemažai kilometrų. Esu aplankiusi 24 šalis, iš kurių tolimiausia šiai dienai yra Amerika. Mano sąskaitoje 30 kelionių už Lietuvos ribų, o šiame videoje tęsime 31-ąją mano kelionę. Atsikeliame ankstų birželio 10 dienos rytą ir lėkime į savo kruizinį laivą. Ilgai trukome, kol šitam didžiausiam uoste radome, kur tas mūsų laivukas prisiparkavęs. Kažkaip nebuvo jokių nuorodų iš šių klausimų, bet galiausiai mes laive, o tai reiškia, kad visgi išplauksime. Tad nusiraminame po visų stresų ir žengėme savo kajutėn. Sveiki, tikiai depresija. Labas rytas, laba diena. 12 valanda. Mes esam kruiziniam laive. Plauksim kruizu per Viduržemio jūrą, daugiau papasakosiu vėliau, su MSC kruiziniu laivu Simfonija. Ir dabar po ilgo keliavimo iki laivo, po laukimo ilgo, pagaliau esam savo kambarį. Tai nuo to kambario ir pradėsim pristatymą. Kambarys be lango. Karaliui iškart depresija, bijo, kad jeigu skęsim, nebus per kur pabėgti. Ojojoj. Spintos, viskas neįdomu, tulikas, tulikėlis, va, dušas paprastai viskas. Čia kambarys su veidrodžiais. Dar vienas staigus pastebėjimas, kad, šiaip, daug ir girdėjus buvau, kad kruizais keliauja tik senukai, kad senukų čia labiau dalykas, tai žinokit, šitam laive kol kas, kiek matėm, tai ir yra vien senukai. Tai turėsim tokias... Ne vien, toks 2 mačiau jaunų žmonės dar. Dar 2 jaunų žmonės matė, tai va, būsim ne vieni. Turėsim 7 naktis laive. Turiu pasiėmus vaistų nuo jūrligės, jeigu kartais suptų. O laivas išplaukia iš Pirėjaus oro uosto tik 5 valandą. Tai kol kas dar būsim prisidokinę ir bus ir saugos kažkokios instrukcijos paskaitėlė. Štai ką pasiėmėm pavalgyti iš bufeto. Burgeris, dešrainis, bulvytės, alus tenai iš baro. Viskas stengsiuos vėliau detaliau parodyti. Dabar mes dar patys biški pasimetę, biški grybaujam. Nežinom, kaip paduot, kaip paimt. Ten kol kas viskas ekonomiška labai atrodo, bet mes ir ieškojom pigiausio kruizo. Apžiūrėkim truputį laivą, kaip čia kas atrodo. Trumpai aprodau vizualiai, kas čia kaip, bet šiame laive pragyvensime ne 7 dienas, tačios vaizdelius dar matysite ne kartą. Tai kiek visgi kainavo tas kruizas mums? 1746 eurai abiems. Į kainą taip pat buvo įskaičiuotas papildomai pasiimtas easy gėrimų paketas, kurio kaina atskirai 80 eurų vienam žmogui. Man patinka kiekvienas aukštas pavadintas kompozitoriaus garbė. Mūsų laivas vadinasi Simfonija. Simfonija ir dėl to kompozitoriais vadinasi kiekvienas aukštas. Niekas nevyksta. O taip atrodo. Nes per pasirodymus filmuoti nebus galima, rašė tai. Pro čia įėjomės. Pro šičia įėjom. Gal visgi nebegalėjau išeiti. Как спортсрать.
The sound you have just heard was the general emergency signal. If you hear it, proceed to your cabin and collect your life jacket, warm clothing, eyeglasses and medication, and head directly to your muster station indicated on your Crow Scout cabin door and life jacket. Step 1. With the light and writing facing forward, separate the two sides and place the jacket over your head. Les lumières et les inscriptions orientées vers l'avant, séparez les deux côtés du gilet et passez-le par la tête. Nu, mums besimaudant prie baseino išplaukiam. Po 4:25 mes plaukiam. Turėjom išplaukti 5 valandą. Kitas laivas mums atsako. Pypsinimas jis vyksta. Ten irgi MSC laivas. Fantazija. Jo, geresnis. Pažiūrėjom šou, biškai tik Karlis pafilmavo, kaip vaja visai bandžiau šokti. Nelabai gaus, pamiršau, koks ketvirtas yra judesys. Magijos šou. Šiaip labai fainiai, bet kadangi dauguma žiūrovų buvo italai arba ispanai, nu tai tas šaumens visą laiką prašnekėjo itališkai ir ispaniškai. Tai mes tik ten nesupratom, bet magija universali kalba, tai vis tiek. Dabar tik išėjome iš teatriuko, čia įmas teisė į barą. Ir čia groja biški pat vyrukas su gitara. Laukiam, kol prasidės mūsų vakarienė. Vakarienė 9:30, dabar yra po 8:46. Mes jau esam vakarieniai. Vakarienė tokia, kad renkiesi appetizerį, renkiesi pagrindinį patiekalą ir desertą atskirai. Tai šiandien valgysim tokių įdomių dalykų, kurių gal niekada restoranuose nesirinktumėm, jeigu pamatytumėm pavadinimus. Bet man atrodo, čia vieta ir laikas yra išbandyti tokius dalykus. Tai va. Čia mūsų barmenas, tarp kitko, Mauzius. Matus pane, matau, kaip filmuoja. Tai va, parodysiu, kaip atrodo maistai paskui ir pasidalinsim. Skanu ar ne. Čia dar parodau, kaip atrodo mūsų kruizo kortelės vardinės. Vardas, pavardė, kambario numeris. Čia rašo, kur tu valgai, dekas kuris aukštas, ta prasme, laivo, kelintą valandą tu valgai, staliuko numeris. Kiekvieną dieną valgysim prie to pačio staliuko, toj pačioj vietoj. Čia nežinau, ką reiškia. O Q reiškia avarinis išėjimas, kuris mūsų yra. Ir kuria raidė pažymėta yra mūsų valtis gelbėjimas. O čia yra data, kada prasideda mūsų kelionė ir kada baigėsi mūsų kelionė.
dabar šitą grožį susiriubėti šaukštą. Bet tai jie neturi šitam laive šaukštukų mažų. Gal 4 dar vaisius. 4 vaisius. Ne 2 ir ne 3, 4. Atvarėm pabandyti kokteilių, kurie įeina į mūsų Easy Package. Tai yra mojito ir pina colada. Visiškos klasikos. Ragaunam. Na ir šios spalvingų vakarėlių užbaigėme dieną, o per naktį plaukę atkeliaujame į Katakoloną. Pusryčiai jau su šiokiu tokiu uosto vaizdeliu, pusryčiaujame ir lipame iš laivo. Ką čia valgom šiandien? Važiuoju į krantą. Taip, dabar yra 11 valanda. O, laivoks mūsų. Ir mes išsilaipinom Katakolonę. Katakolo. Nieko neturiu šį kartą pasiruošęs. Nieko neskaičiau, kas čia, kur čia, kaip čia. Čia ekskursijas neturim, kitose salose dar ekskursijų turėsim. Tai tiesiog eisim, žiūrėsim, seksim turistus, ženklus, kažką tai tyrinėsim, o taip tiesiog. Ir turim laiko, jeigu dabar yra 11, turim laiko iki 6 valandos, 6 sako, nu jau reiktų grįžti. Nu, mes biškai gal anksčiau grįžim apsidraudimui dar ir plauksim toliau. Toliau naktinėsim laive. Va, kaip gražiai iš čia mūsų laivukas matosi. Visas didelis, gražus. Nu, pabandysim nueiti šitą muziejų mažą. Čia va katapultų visokie. Nuėjom į tą muziejų, daugiau nebėra ką žiūrėti. Viskas nutrešė. Žodžiu, pabuvo muziejai. Įdomus muziejus šiaip paaiškino, parodė vaizdžiai graikų išradimus visokius. Labiausiai tai mums patiko robotas. Jie tais laikais turėjo robotą vyno papilstytoje. Galėdavai imti arba gryną vyną, arba kadangi tais laikais būdavo labai stiprus tas vynas, tai tuo pat metu robotas galėdavo tau sumiksuoti vyną su vandeniu, praskiesti. Tai tas tai įdomi, jis toks geležinis, tas robotas toksai. Nelabai leido filmuoti, nelabai norėjau. Ten paskui jau prie juos filmuoti, kai jau leido, tai tai negaliu parodyti. Bet gal kokią nuotrauką numėsiu, ką žinau, dabar jau kai žinau, apie ką kalba yra. Tai va, visai įdomių dalykų sužinojom. O dabar galvojom, čia pasivaikščiosim, bet nėra nei tų takelių, nei labai čia ką žiūrėti daugiau prie to uosto. Eisim, bandysim su traukinuku pravažiuoti. Pamatėm, kad traukinuks važinėjęs, tai gal vis tiek su traukinuku daugiau išeis pamatyti, negu pėsčiom vaikštančių. Bandysim į šitą traukinuką. Šitas gražesnis negu tas. Važiavom. Bandėm nueiti iki to piliuko sienos kažkokios statinės.
Neradom laiptų. Žodžiu, atvažiavom iki paplūdimio su traukinuku. Bet maudytis tai mes nepasiruošę. Tai ieškam, ką čia dabar paveikti. Bet iki piliuko nueiti neišėjo. Tai bent pasivaikščiojom. Bent kažką. Žodžiu, grįžtam iš paplūdimiaus. Vas neišvirtam. Grįžtam iš paplūdimio atgal į centrą Katakolų. Aš patarims jiems. Reik pasimti ekskursiją. Patarims reik pasimti ekskursijas, nes mes tikrai čia grybavom ir neturėjom ką veikti. Aišku, kiekvienam savo, kitai paplūdimį gal nori nuvažiuoti su traukinuku, bet mums būtų pravertus tą ekskursiją. Tai parvarom atgal, pažiūrėsim, gal dar kažką pavyks nuveikti čia. Nu, blemba, pamiršo kaip vairuoti. Turi pinigus gavo. Ar gal čia gale labiau jaučia? Gali būti, žinoma, gale labiau reik laikytis. Čia kaip žinai, video iš tos mašinos, kur daužas gale. O, atvažiavom. Kaip smagu buvo. Fun train vadinasi. Nu. Parvarėm. Nežinau, čia matosi, bet ten ir kalnus. Mes lipsim jį, kad pamatyti švyturį, žiūrėsim. Čia biškai kažkaip nušliaužė, kalnai kažkokie. Įdomiai. Čia pažiūrėsim pirmiausiai. Nu, gražu. Mūsų laivas ten liko. Ten toli neina, o čia, nusakymo, nėra jokia nelink. Neapsimokiau čia nori. Tai ką, realiai nieko nepamatėm rimto. Pakimarinom čia ir grįžtam į savo plaukiantį namą. Dar spėsim ant pietų, bet džiaugiamės, kad pasiėmėm kitose salose ekskursijas. Tik Santorinį ne, bet žinokit, reik pasiimti. Būtumėm į tą Olimpiją nuvarę, būtumėm kažką pamatę, o dabar mažokai. Viskas, vėl išplaukiam. Tolstam nuo kranto, nežinau ar mato. Žodžiu, kad tą koloniją nieko per daug nepamatėm. Išplaukiam dabar, tikrai rekomendacijas visos pasiimti. Pasirinkti ekskursiją kokią nors saloj, nes nežinau, nieko nesigavo mums čia. Jo, neapsimokšėjus vaikščioti, nieko nematyti. Rytoj jau sustosim, išlipsim Korfu
O Korfu jau turime ekskursiją pasiėmę, tai bus įdomiau jau ką pažiūrėti ir mums ką pamatyti ir ką per video parodyti. Jau turėsiu ką pafilmuoti. Tai šiandien toks nei šiaip, nei taip buvo. Bet vėl va prie baseiniuko pasideginom, pasimaudėm, spėjom į pietus, pavalgėm, viskas pakainiai. Įsivėlėm čia į kažkokį šou, nelabai suprantu, ką mes čia darom ir ką mums reikia daryti. Gavom kažkokius biletėlius, šou vadinasi Majority Rules. Žodžiu, esmė, kad turim atspėti, ką daugiausiai žmonių čia esantys patalpoje galvoja. Dabar buvo klausimas, kokia populiariausia mašinų brand. Mes prašėm Toyota. Dabar išsiaiškinsim, kuri yra populiariausia. Mercedes. No. Ne dar? 35 people, 35 persone, sono 30 persone, 35 personas de la vuelta dello scritto. Oh, Ferrari! Italų. Reikia galvoti, kaip galvoja italai ir ispanai. Pas mus laive daugiausiai italų ir ispanų. Reikia galvoti, kaip jie galvoja. Kitas klausimas, trečiasis klausimas buvo, ką darytum, jeigu turėtum supergalią būti nematomų 1 valandą. Tai mes parašėm apiplėšti banką. Tarp kitko, jeigu kam kyla klausimas, ko čia visi baltai kaip beprotnami apsirengę. Pas mus šiandien baltasis vakarėlis, o apie vakarėlius ir jų temas visi yra informuojami iš anksto. Pavyko perskaityti mintis šį kartą visų. Ketvirtas klausimas buvo, koks populiariausias vyras, dainininkas pasaulyje. Tai mes parašėm Michaelas Jacksonas. Michael Jackson! Kas gražiausia moteris pasaulyje? Mes parašėm Marilyn Monroe. Marilyn Monroe! Kas gražiausia yra dabar man įdomu? The Rose. Sophia Loren! Taip, starteriui šiandien vakariniai kažkokia žuvis. Ragausim. Nu labai ilgai laukiam maisto, tai valgom. Na ir po vakarienės keliamės į vakarėlį ant 11 denio. Kaip ir minėjau, visi apsirengę baltai, nes tai šio vakaro tema. Kiekvieną dieną taip vadinamas dress kodas keičiasi. Šiuo vakarėliu užbaigsime savo dieną, o rytoj jau atsibusime Korfu saloje, kurioje turėsime ekskursiją. Dėl ekskursijų. Tai iš anksto jas užsisakėme. Užsisakius ekskursiją iš anksto gauni nuolaidą, pačiame laive kelionės metu jau pirkti yra gerokai brangiau. Tai pasiėmėme Excursions Explorer Package, į kurį įeina 3 ekskursijos skirtingose vietose. Tai turėsime ekskursiją Korfu saloje, Kefalonijoje ir Bari, Italijoje. Kaina už šį paketą 338 eurai. Kambariuką, va visa rytojaus programa padėta, mūsų rytojaus ekskursijos bilietai padėti, žodžiu, aptarnauta kaip, nežinau, žodžiu, viskas po ranka, nieko nereikia rūpintis. Susitikime kitame video, kuriame švartuosimės Korfu saloje, parodysime, kaip atrodo įsigytos ekskursijos ir dar daugiau laivo gyvenimo.